O kur dėsim, į mano kanalą? Ar po to pagalvosim, nes matai, nežinau, kaip dėl to sveikintis. Kaip bebūtų. Sveiki visi, mes susitinkam šiandien su jumis ypatingoje vietoje, tarp ypatingų žmonių, vardan ypatingos temos. Pristatykit, ponai, kas esat, kad žmonės žinotų ir titruose būtų lengviau parašyti. Taip, tai esu Bernardas Daugirda, bakalauro ką tik baigęs studentas, na ir šiandien susirinkom čia nagrinėti Centro Europos temą, iš esmės išsiaiškinti tai, kas tas Centro Europietis, kaip mes formuojamės, kuo mes save grindžiam ir iš esmės, kas tai yra mūsų tapatybė, nes iš esmės, kartu su sėdžiu savo darbo vadovu, profesoriu Alvydu Jokubaičiu, na ir mes atradom kažką tokio labai unikalaus ir kitoniško, ko kiti dar nebuvo aptarę apie Centro Europą. Tai dabar žodis ir pačiam Alvydui, profesoriui. Aš beje dar šiek tiek gal replikuosiu pradžiai, nuo ko prasidėjo šitą idėją, kodėl mes čia sėdime. Nes mes, kai su Bernardu kalbėjome pas mus radio eteryje, man labai patiko, ką jisai sako ir aš galvoju, aš visiškai pritariu, norėtųsi išplėsti tą idėją, kad mes esame labiau centro europiečiai, o ne rytų Europą. Tai kaip atrodė ta pradžia, kai pas jūs atėjo Bernardas ir kaip jis tą temą pasirinko, čia buvo gal jūsų nukreipimas? Bernardas iš Blūdės buvo lygiai prieš metus laiko, turbūt vasarą, kai dėstytojai nedirba, jis paskambino, sako, man reikia jau pradėti galvoti rašyti bakalauro darbą. Čia buvo Liepos kokia 14 ar 10. Jėzus Marija galvoja, žinau, kaip tik vienuolynui tinka, žinai, galvoja, vekla. Bet mes su juo daug susitikinėjom, daug kalbėjom ir kas iš to išėjo, tas iš to išėjo. Komisija mūsų nesuprato. Bet čia įdomu. Bet universitete tai čia būna, komisijos yra biurokratams skirtos. O čia buvo tokia idėja, kurią reikėjo suprasti, jeigu nori suprasti idėją, o nenori pažiūrėti, kaip formaliai darbas parašytas, ten ko ten įdėta, garstyčių, pipirų ar kažko, tai aš tiesą nemačiau, kaip jis gynė, aš negalėjau dalyvauti ir tik pabaigą mačiau, bet man labiausiai patiko, kai nesakysiu Bernardas kiek gavo, jisai sako, aš tą dalyką pratęsiu ir dar norėsiu tiek gauti. Bet čia aš jau per ilgai turbūt. Vat prasidėjo prieš metus laiko ir iš to gavosi, kas gavosi. Aš suprantu, kad visi dabar norės skaityti šitą bakalauro darbą ir jis bus populiariausias vasaros bakalauro darbas. Tai va tiek. O kai jūs pamatėt galutinį variantą, kokį įspūdį paliko, nes aš matau, kad Bernardas tikrai įsigilino ir iš to, kaip jis man pasakoja, aš matau, kad su aistra žmogus kalba. Jo, tu teisus. Manau, kad tai, ką jis žino, yra daugiau negu kas yra parašyta tam darbe. Jauni žmonės turi mokytis rašyti rašto darbus. Ir jis yra ne iš tų Bernardas, kuris ten yra rašymo mašina, žinai, bet jis galvoja, jis turi savo temą, jis iš lėto juda ir kai aš jau pamačiau galutinę versiją, aš pagalvojau apie tą variantą, kad jis nėra akademinis biurokratas ir kad čia mes galim turėti problemų, bet taip ir atsitiko, žinok. Bet nepelnytai. Dabar mums reikia įrodyti greičiau, Timūra eina prie... Pradėkime. Tai Bernardai, kas yra tas Centro Europietis ir kodėl mums tai yra aktualu? Ką tu atradai? Na, tai iš esmės reikėtų gal pradėti nuo pačio darbo, sakykime, to tokio pagrindo. Tai iš esmės darbe ateinam į tą diskusiją taip labai netikėtų būdu. Tai pasitelkiu vokiečių akademiką ir aukščiausio teismo teisėją buvusi iš vakarų Vokietijos Ernstą Wilhelm Böckenforde. Pats autorius įdomus tuo, kad jis savo akademiniai karjerai bandė sukonstruoti paaiškinimą, iš esmės, iš ko stovi vakarų Europa, kurios mes esame dalis. Na, iš esmės, kas yra reikalinga visuomeniai, kad jinai jaustųsi ta pati bendro kūno, iš esmės, kad jinai pati norėtų ir balsuoti, dalyvauti politikoje ir taip toliau ir panašiai. Na, ir iš esmės, jis išskyrė tokius 3 esminius dedamuosius, kurie buvo reikalingi Europai, tam, kad jinai taptų, kuo jinai yra. Tai iš esmės jis ją mato iš pat pradžių per religijos prizmę, kuomet krikščionybė realiai suvienijo valstybės, padarė tiek karalių, tiek paprastą žemvaldį lygų, kad iš esmės jie jaustųsi kaip vieno tokio kūno dalis, atskaitingi tai pačiai moraliai, tai pačiai teisiai. Na ir vėliau, anksčiau ir vėliau religijos tas autoritetas išleido vietą nacionalizmui. Tai būtent jo antrajam tam epizodui, kurį jis įvardina per tokį, iš esmės, tautų suvienijimą labiau arčiau taip, kaip mes dabar tą suvokiam, tai per trispalvę, per himną, galbūt kultūrą, bendras valstybės sienas. Na ir galiausiai jis paskutinį epizodą pažymi tai po antro pasaulinio karo sekusią realybę, kuri jau yra konstruojama iš liberalios demokratijos vienijimo formos. Tačiau jis pastebi tokį labai įdomų
įdomų reiškinį, kad iš esmės kartu visame šitame procese dėl individualizmo, apšvietos ir kitų mąstymo gairių, kurios labiau iškelino būtent žmogų, būtent jo tik tai galimybę daryti tik tai gerą, pamirštant blogąją prigimtį, jis pamato tokį labai įdomų paradoksą. Nors liberali demokratija jo akimis geriausia ir teisingiausia valdymo forma, jis mato, kad ji yra savo nepakankama savo pagrindu. Jeigu taip labai paprastai, kaip jisai sako, jie yra privalomi piliečiai pilietiški, tačiau liberali demokratija negali jų priversti jaustis pilietiškais ir tapatinti su būtent tomis formomis, ta pačia trispalve, himnu ar sienomis. Nes jie lieka laisvi pasirinkti ir suklysti, taip išeina, ar ne? Iš esmės jie gali pasirinkti tiek būti piliečiais, tiek nebūti piliečiais. Ir iš esmės jokio būdo paskatinti juos jaustis kitaip nėra. Iš esmės gaunasi, kad demokratija pradeda kaboti ant oro. Tol, kol piliečiai sutinka, kad jinai yra, bet jie nededa pastangų, kad jinai egzistuotų. Čia maždaug kelinti metai ir tai yra išvada? Maždaug 60 metai. Ir įdomu, kad dabar, man atrodo, Lietuvos, nežinau, bet kokiame, prie bet kurio stalo tu rastum panašius labai sentimentus, kad atrodytų žmonės tą jaučia ir supranta. Supranti, šitas visas, kas nėra matę Bökenfordo to diktumo, ten yra tiek nedaug, tas pats diktumas ir straipsnis yra vienas, bet jis taiga tapo labai garsus, nors šiaip jis buvo garsus teisininkas, man atrodo, kad Bernardas čia vieną pusę papasakojo, bet visi sustoja prie to diktumo, nes jo mintis yra tokia, kad vakarų civilizacija, jis pradeda nuo viduramžių, nuo 12 amžiaus, kad mes visą laiką turėjom kažkokį pagrindą bendrą ir jo buvo krikščionybė. Toks didžiulis idėjinis iš esmės, net nematomas. Net gyvenimo būdo, visko yra pagrindas ir mes tada pradėjom, iš tikrųjų tai atskiriam bažnyčią ir valstybę, jinai pati to norėjo, paskui Prancūzijos revoliucija, paskui visą ir atsitiko toks momentas, Bökenfordo nuomonė kaip dabar, kad paaiškėjo, kad mes buvom parazitai, mes visą laiką galėjom čia darytas tokias drąsias visas reformas, kol buvo šitas dalykas. O paaiškėjo, kad šiuo momentu šitas dalykas jau pasiekė savo kraštutinę ribą, jo nelieka. Ir dar blogiau yra, paaiškėjo, kad mes neturim priemonių kaip atkurti. Tai yra, mes neturim priemonių kaip atkurti ant ko viskas laikėsi ir neturim pakaitalo kaip pakeisti. Ir tas skamba iš tikrųjų dramatiškai, žinai, filosofijoje čia nieko labai naujo. Čia Nyčė jau sakė, Špengleris sakė, kalbėjo apie vakarų saulėlydį, bet šiaip ta parazito, žinai, kad jis nesako šito žodžio parazitas, bet kad būtų geriau čia suprast, žinai, kaip parazitas jis gyvena kitų gyvūnų ir kai jį pribaigė, jis pats prisibaigė. Ir Bökenforde padarė tokį tą diktumą ir jis nieko nekalbėjo apie Vidurio Europą, čia Bernardo yra pramanas, nes netyčia mes pradėjom galvoti, žinai, kad iš tikrųjų tas Bökenfordo diktum nenuteikė optimistiškai, kaip tu sakai ir dabar. Nepaisant 60 metų, dabar pažiūrėsi į Vilnių, net mokykloje mokytojai nebegali vaikų ten ugdyti moraliai, nes tėvai sakys, mes nenorim, čia mes turim savo moralę supratimą. Ir Bökenfordas kalba apie tai, kad mes praradom etinę substanciją, jis kalba vakarų pasaulio. Bet Bernardas pradėjo žiūrėti iš tikrųjų, kad būtent kaip tu, Artur, kaip Timūrai sakėjai, žinai, kad pradėjo žiūrėti, kad mes kažkaip nelaimingai patekom čia į rytus karts nuo karto, patekom į Sovietų sąjungą. Ir Kundera yra, kuris sako, kad mes atplėšti vakarai ir kadangi jūs neatsimenat sovietmečių, mes labai norėjom tų vakarų. Aš atsimenu, tikrai atsimenu tą visą pradžią, tą virsmą. Jo, žinai, tokia, kai buvo pradžia prasidėjo, tai Milanas Kundera ten yra tokį parašęs, ten čekai, dažniausiai Vidurio Europą jaučiasi Višegrado šalis, mes tai čia ne prie ko, bet dabar, kai sėdim vienuolyne, tai jeigu jie pamatytų, tai čia mūsų reikalas, priklausom mes ar nepriklausom, čia niekas negali pasakyti, bet mūsų konfiguracija yra kitokia, nes mes kai patekom į rytų bloką, Varšuvos ten paktą ar į tas visas sovietinės valstybės. Mes turbūt unikalūs to, kad mes buvom net pačioj Sovietų sąjungoje. Ir kada mes buvom Sovietų sąjungoje, mes labai norėjom grįžti į vakarus.
Taip, jie atrodė tokie gražūs. Jo, bet atsitiko toks dalykas, kad Kundera ten jis pradėjo kalbėti. Jisai sako, kad aš gyvenu vakaruose, aš senai gyvenu Prancūzijoje, bet kur jūs norit grįžti? Lygiai taip pat Emilis Čioranas yra toks, Bernardas Nelėtė, jisai iš Rumunijos, jisai sako, velnės, mano draugai Rumunijoje visi nori, kad kuo greičiau į vakarus, sako, klausyk, aš jiems sakau, Chebra, aš vakaruose gyvenu, aš jau mačiau, kad čia yra dvasinis nuosmukis, nuovargis, cinizmas, relativizmas ir kiti dalykai. Bet jisai sako, gerai, kad jie nori, dar viltį turi, tiesa, paskui jie praras, kai ateis. Ir vat iš šito dalyko, kas čia Bernardo įdomu buvo, žinai, kad tas diktumas, niekas jo nenaudojo, mes čia tiksliau, aš čia nieko dėtos iš vis. Aš tik žiūrėjau, kaip Bernardas bandė ir jis paėmė pažiūrėti Česlovo Milošą, nes dažniausiai vidurio Europos lietuviai čia nedalyvauja, mes intelektualinių spiekų neturim tokių dalykų daryti, bet 100% ir Bernardas jaučia, kad mes priklausom šitam regionui. Čia pat Lenkija yra ir kitkas. Ir sovietmetio laikotarpis, kada mes norėjom išsaugoti vakarus, panašiai kaip Kunderas sako, tai jau vakarai toliau veikia pagal Böckenfordo diktumą. Jie vis labiau išbarstė tos resursus, sugalvoja daugybę politinių projektų, taip. Bet žmogaus dvasios rytyje resursai baigėsi netgi tuos, kuriuos jie patys mane nuo apšvietos išradė. Čia, kas daugybė klausytojų gali tavo nesutikti su ta tokia pesimistinė, jie toliau, kad jiem rodosi, kad viskas verta čia didelio optimizmo, tai mes tada ne jiem kalbam, nes tada reikėtų diskusiją ištęsti iš tikrųjų, ar Nyčė buvo teisus, kad mes gyvenam anapus gėrio ir blogio, ar Špengleris buvo teisus, ar Huntingtonas, kuris jau iš tarptautinių santykių, jeigu kas nori pažiūri Bžežinskį, tai ten yra tarptautinių santykių specialistai, kurie vakarų saulėlydžių yra kalba taip, kad net filosofai turbūt mes nekalbam, yra toks didelis skepticizmas ir pesimizmas, nes šiuo momentu mes pasauliui neįtikinam pasaulio ir nelabai patys save įtikinam, kas čia vyksta. Gerovė yra, bet klausimas visada yra, žinai, ar žmogus padarytas tik iš to, kad jis turi Maksimos arba Norfos prekybos centrus, ar ilgai tai išlaikys, ar ilgai išlaikys vien tik teisingumas, ar nereikia kažkokio žmogaus dvasiai, kažkokios etinės substancijos, kuri yra sunkiai sukuriama, nes iš mūsų padaryti gyvulį yra labai nesunku, bet priešingai padaryti yra nelengva. Ir jau, čia jūs labai gerai teisinga kryptimi einat, nes mūsų pokalbis irgi nuėjo į tai, kad matant ir įverdinant šitą, apie ką jūs ką tik kalbėjot, man atrodo, ir mes suvedėm, kad tas laikmetis, kuriam dabar esam, karas Ukrainai ypatingai parodė ir atskėlė turbūt, kad mes labai tą pavojų jaučiam, mes turim dar istorinę atmintį ir pas mus atrodytų lyg ir yra labiau vienijanti idėja, kad mes, bent jau mano burbulė yra žmonių, kurie vardan valstybės, vardan idėjos yra pasiruošę eiti, daryti, kovoti ir ją ginti. Ir atrodo, ne vieną žmogų žinau, kas važiuoja, sako, kuo toliau važiuoja į vakarus, į pietus, sako, to mažiau ten karo yra. Ir apie tai turbūt yra kalba, kad žmonės labai ilgai gyveno ir perdavė tik tai, žinai, turtą daiktus, o idėjinio sąryšio ir nebeturim. Böckenfordas apie tai kalba ir iš tikrųjų dar pratęsiant Jokubaičio mintį su Kundera, tai iš esmės kaip Kundera yra, norėčiau net ir citatą tokį vieną išversti iš anglų kalbos, tai kaip tikroji tragedija Centro Europai yra net ne Rusija, bet Europa. Europa, kuri visą laiką nešia tą iš esmės tokį, kaip kelrodį, iš esmės tą kryptį ir panašiai. Šiandien dienai už geležinės uždangos, kaip jisai tada rašė, pamiršta, kas yra Centro Europa ir kad jos kultūrinis dėmuo yra identiškas iš esmės ir sekantis vakarų kryptį. Kitaip tariant, vakarų užmiršimas apie Centro Europos egzistavimą kaip atskiros būtybės, kur yra to pačio kultūrinio pagrindo ir yra didžiausia tragedija. Iš esmės, kad kaip ir dabar karo Ukrainos kontekste atrodo, kuo toliau važiuojam iš esmės į vakarus, tuo labiau mažiau supranta tą realų pavojų, realų skausmą. Ir taip kalbant toliau apie tą bakalauro temą, tai iš esmės prie ko mums prie ko ta Centro Europa, tai iš esmės kaip gerai darbo vadovas minėjo su Milošu.
labai įdomiai iš tikrųjų tai visai įsisukom, nes iš esmės... Milošas Mūsiškis yra. Visiškai taip. Ir jis labai teisingus dalykus. Ir nuo Vilniaus, čia pat gimnaziją baigęs. Tai vat suveskim dabar tą visą gražų ratą iki Milošo, nes ten labai gražiai apvienė visą šitą gražią pradžią. Taip. Ir iš esmės, tai ką mums Milošas duoda? Tai Milošas, kaip šito regiono žmogus, mums leidžia suprasti 3 esminius dalykus. Tai pirma, kad, pavyzdžiui, vat, kaip Björkingfordas kalba apie vakarų tą diktum, iš esmės, kad dvasiškai jie nėra savo pakankami, yra sunku suvienyti visuomenę, tą eilinį žemvaldį su valdovu ir panašiai. Milošas tam pritarė, nes jisai iš esmės gyveno ir matė vakarus, kaip jie tuo metu atrodė, bet kartu jisai net ir leido dalį laiko ir toje socialistinėje Lenkijoje. Tarsi jis matė ir Sovietų sąjungą, jis tikrai puikiai atsimena tą kontrastą ir galėjo jį palyginti. Na ir iš esmės mums leidžia suprasti tai, kas atsitinka vakarams, kuomet jie neturi to bendro kūno. Ir aš manau, Timūrai sutiksi, kad gatvėje tą šiandien nesimatęs. Milošas sako, vakarų visuomenės kyla į 2 dalis, kairė ir dešinė, bet jos abi 2 konformistinės. Ką jis to turi mintyje, tai kad vieni, pavyzdžiui, kaip šiandieniniai už Atlanto mūsų partneriai, kurie mūsų nervuoja, iš tikrųjų visai neblogai, kaip jie sako, atsukim kultūrinį laikrodį atgal, dalykai susitaisys. Problema ta, kad jie visą tai vis dar mato dabartinėme status quo rėme, kuris jau yra probleminis ir neturi to dvasinio bendrystės resurso. Tai kitaip tariant, net jeigu jie atsuktų laikrodį atgal, taptų konservatyvūs, jie nieko nesukonservuotų, nes viskas vis tiek atsisuktų į dabartį, kuri jau ir taip iš savęs negali būti savo pakankama. Kairė tuo tarpu Milošo akise atrodo kaip tokia grupė, kuris suvokia šitą beprasmybę, kad dabartinis status quo neatrodo patenkinantis, tačiau kas atsitinka, jie juo pradeda kaltinti praeities Europą. Tai iš esmės Europa, kuri yra viduramžiška, Renesanso Europa, netgi ta ankstyvoji apšvietos Europa, tačiau problema ta, kad be tų Europų dabarties modernybės pagrindo net negalėtų būti. Kitaip tariant, jeigu jie ir galėtų nuneigti praeitį, kaip ir norėtų, jie sugriautų dabartį, kurioje gyvena. Ir iš esmės Milošas mato tą skilimą. Iš esmės visuomenė nebegali rasti bendro taško, nes bendros moralės, bendro gėrio ir blogio supratimo visuomeniai tiesiog nelieka. Viskas tampa labai pluralu ir iš esmės nors ir turim laisvę, ta laisvė yra vardan laisvės, o ne laisvė nuo kažko. Jo, čia žinai, galima pasakyti, kad šiuo momentu yra taip, man labai patiko, Bernardai, ką sakė, kad konservatoriai nežino, ką ir vardan ko saugot, o liberalai iš kitos pusės, iš kairės pusės, toliau nori išlaisvinti, bet kokia to prasmė, kas už to bus, kaip tai atrodys ta visuomenė. Nes į tolį nebematom, atrodo, tikrai. Viskas, nei vieni, nei kiti ir toliau, kaip Bernardas sakė, toliau toks žaidimas vyksta rinkimais, kai ateina respublikonai, demokratai, jų uždavinys parodyti, kad jie skiriasi, nors realiai ten tam tikrais klausimais nėra jokio skirtumo ir jų priklausimas nuo liaudės arba nuo demosų yra grinai formalus. Ir Milošas tą matė Jungtinės Amerikos valstijose. Jis matė, kaip hipiai atėjo, kaip atėjo kitkas. Ir žmogus, kuris užaugęs, pavadinkim, aristokratiškoje kultūroje, kuris užaugęs tarpukarį, jis pradėjo kalbėti tokius kritinius dalykus. Daug kas tą darė, tas pats Kundera irgi darė išeivijoje. Bet ir jiem tada pradėjo rodytis tas mūsų regionas. Ir šiandien tas yra. Nereikia, žinai, vaizduoti. Vakariečiai mus žiūri iš viršaus į apačią. Vis dar beje, tai. Nu, čia neįrodysi, arba gali net, jeigu manau, kad įmanoma įrodyti empiriškai, jeigu norėtų. Tas yra pas visus tenai. Vokiečiai iš aukšto žiūri į Lenkus, Lenkai iš aukšto į lietuvius, lietuviai iš aukšto žiūri į baltarusius, bet vat regioninė prasme ir dabar permaina, man atrodo, yra, kad kai aš jau daugybėje mačiau šiaip gyvenimo situacijų, kai kas nors ten iš vakarų atvažiuoja ir šiandien bando apreikšti tiesą, tai visi formaliai gal paklausykim, nes tegu tu žinai, kaip Nyčė sakė, mokytojau pats pasveik gerai, kai ten pats išsimokyk prieš mokydamas kitus. Dabar manau, kad tas laikas ir toks ateina. Mums tai yra savivokos, žinai, mes visą laiką vakaruose čia buvom,
manau, kad, žinai, mes vėlavom, ten krikščionybė viską atnešė, žinai, vienas trijose, bet labai įdomu Bernardo yra, aš, žinai, iš tavęs atimu darbą. Tai... Ir jūs labai gerai vedat. Beje, va čia kaip tik norisi gal ir tame bendrame paveiksle šitoje pirmoje dalyje paminėti tai, ką aš va tada tau sakiau, jog aš, pavyzdžiui, matau, stebėdamas viešą erdvę, aš jau matau tokių išraiškų, kai atvykę užsieniečiai, kurie čia bando gyventi, kurie atranda Lietuvą ir Lietuvos tą ryšį su savo pagoniškosiom šaknim, nes mes vis dar ieškom, mes vis dar norim, nes vis dar jaučiu, kad taip kultūriškai yra bandymas atrasti, apie ką mes esam ir prie bažnyčios sunku prisikabinti, prie šios šiuolaikinės, reiškia, religijos kaip institucijos, gal taip pasakysiu. Tai va žmonės eina ieško dar kažko toliau, dar kažko žemiau ir matau ne vieną tokį, bent jau viešai, kad yra užsieniečių atvykusių ir jiems tas yra žavu ir jie tą atrodo supranta, nes mes nepamiršom vertės gamtos, mes vis dar ją labai vertinam, mes gyvenam labai gamtiškų ritmų, mes turim tuos 4 metų laikus ir pas mus nuo to negali pabėgti. Dėl to va čia yra tokio, kad žmonės atvažiuoja ir pamato. Ką tu pasakei dabar, Tibūrai, apie tai, kad lietuviai gyvena pagal 4 metų laikus. Nu, čia jau egzotika yra, bet yra tame, nežinai, vakarų visas laiko supratimas, va, tas yra linijinis. Mes judame į šviesą ateitį. Čia iš krikščionybės, žinai, laikas kaip tam tikra linija, kuri juda į tikslą. O ką tu sakai, tai man atrodo pas lietuvius yra kažkas tokio. Supranti, žiema, ciklas baigėsi. Mes žinom, kad pavasaris, praktiškai mes žinom visą ateitį, kas čia įvyks. Taip. Kad visi dabar išvažiavo iš Vilniaus ir mes tik 3 su tavim likom, nes 302 laipsniai čia karščio dabar yra ir visi bėga iš miesto, o lietuvių pabėgti iš miesto, tai šventė yra, žinai, arčiau prigimties turbūt. Jokauju, bet tame kažkas yra. Tiesa, žinok, čia tas juokas yra labai tikras, man atrodo, nes mes, kad ir gyvenam gerai, aš vat irgi mano burbulė yra ir labai gerai gyvenančių žmonių ir vis tiek matai, kad ir kaip jie gerai begyventų, jie savo tą Maslow piramidę patenkino ir jie paskui vis tiek grįžta prie to, nuo ko jie atėjo. Ir man atrodo, mes tikrai unikalių laikų gyvenam ir man atrodo, mūsų kartos dalykas yra perduoti tą ryšį su tais tikrais dalykais, kuriuos mes turim, nes aš vis dar vaikam irgi rodau, sakau, kad vaikai tikrai nereikia tam, kad gerai leistum laiką, ekranų, technologijų dalykų, užtenka tiesiog būti kartu, bendrauti ir matau, kad mano rate yra žmonių, kurie supranta, jog bendravime, buvime kartu yra dalykai. Tu nori pasakyti, kad sielos gelbėjimas yra niekada nepraeinantis reikalas. Niekada nevėlu. Aš manau, kad tikrai niekada nevėlu. Aš esu optimistas šitoje vietoje ir aš tikiu, kad, nes esu pats matęs ne vieną atvejį, kai atrodytų ateini į aplinką, kur žmonės ar priešiški, arba jie kažkaip tai įsitempia, arba kažkokio nervo ir kai tu tą visą labai greitai bendražmogiškais dalykais įveiki, nes visi yra apie tą patį, man atrodytų, apie pagarbą, meilę ir dėmesį. Ir to mes labai ilgimės. Ir mes to ieškom ekraniukose dabar, reiškia, kitose žaisliukose, pamiršę tą ir tingėdami skirti laiką viens kitam. Ir dėl to, man atrodo, mes Lietuvoje vis dar tą turim. Pas mus šeimos šventė yra didelis dalykas. Nežinau, man atrodo šiek tiek didesnis negu kad vakariniai daly. Aš gyvenęs Airijoje su metus ir aš mačiau jos pokytį įstojus į Europos Sąjungą, nes jie buvo bendruomeniškesni, kol jie buvo prieš įsileidžiant užsieniečius ir jie tapo labiau tvoromis apsitvėrė, kai privažiavo kitataučių. Tas dėja tą turi efektą. Palauk, Bernardai, aš tave jungsiu, va. Taip. Buvo išjungęs, ne? Aha, kaip dėl garso. Tai va šitoje vietoje galim pasiūlyti geresnį sprendimą, tai Centro Europos tapatybė. Tai va čia yra apie ką mes ir sustinkom. Tai va apsukom ratą iki šito momento, nes Centro Europietis, ne Rytų Europietis, čia yra didžiulis skirtumas. Tai va ką tu turi omeny? Ir va kaip su Milošu, va, kai mes dirbom, tai va tas ir buvo visas įdomumas, kad jis mums leido suprasti, kodėl galbūt vakaram yra sunku šiandienai dvasiškai. Bet kartu jisai mums leido pažiūrėti ir į save per kitą kampą, prisiminti, iš kur mes atėjom. Nes iš esmės, Milošas, kuomet jisai kalba apie vakarus, jisai jo parodo tą kairę dešinę, o kai pradeda kalbėti apie mus, jisai mums primena tą vieną esminį dalyką, kad iš esmės esam vakarų dalis, visą laiką juos sekėm, visą laiką jais norėjom būti, tačiau dėl okupacijų, dėl, pavyzdžiui, Sovietų Sąjungos, caro laikotarpio. Kas atsitinka, tai regiono žmonės vieninteliu būdu, kaip jie, jeigu ir norėtų išsaugoti, kaip ir norėjo išsaugoti savo tą tapatybę, kultūrą, kalbą, visą tai darė per nesunaikinamus tos matmenis. Iš esmės, kaip lietuvių kalba, tai tapo čekam čekų kalba, lenkam lenkų kultūra, religijos irgi didžiulis antspaudas. Ir iš esmės, kaip jisai sako, kad
Tik tai dėl praeities tų jėgų ir substancijų, ką rašė Bjorkenfordas, dėl ko Europa anksčiau ir buvo gyvastinga ir judri, vidurio Europa realiai išgyveno okupacijas. Jis įsikanda į nesunaikinamus matus, kurie neturi valstybių sienų, kurie neturi kažkokių lengvai nustumiamų dalykų tankais. Na ir iš esmės, ką mums tai leidžia suprasti, kad kas atsitinka, kad kai ateina sovietmetis prie mūsų, jis, man atrodo, mums ir duoda ryškiausią kontrastą, kas tas Centro Europa. Nes iš esmės įsivaizduokim, Sovietų sąjunga atėjusi, jinai bando ne tik, kad, pavyzdžiui, ateiti ir užkariauti tavo kraštą, bet ir kartu vietoj religijos, kuri vis dar buvo gyva, dėkti ateizmą, per tą ateiti būtent tą surusinimo epizodą, tuomet šalia viso to prisijungia ir komunizmo tas idealas, kuris iš esmės, jeigu taip žiūrint per Milošą ir Bjorkenfordą, kad šitam darbė žiauriai įdomiai suskamba, kad iš esmės Sovietų sąjunga bandė atsakyti į tą vakarų konformistinį užstrigimą tarp kairės ir dešinės. Sako, jūs pasimetėt, ką jūs darot, mes jums siūlom trečią sprendimą. Dabar tą patį darogi. Kartais bando. Taip, Putino Rusija tą patį vis dar bando sakyti, kad mes esam ta tikroji kažkokia tai čia civilizacija ir mes turim sprendimą. Jo, ir iš esmės, kas įdomu, tai kad tas trečias kelias iš esmės yra pasiūlymas tą modernybę reformuoti paskutinį kartą. Iš esmės per komunizmo idealą sakyti, nereikia nusivilti apšvietą, nereikia nusivilti iš to projektu, jūs tiesiog neįvykdėt paskutinio esminio žingsnio. Ir iš esmės, kaip tuomet Sovietų sąjunga suskamba šitam darbė, tam Bjorkenfordo diktume, tai kad tiek vakarai stovi ant savo nepakankamos modernybės. Aišku, ji išsilaiko, jinai atgyvena tą visą savo laikotarpį vien tik tai dėl to. Jo, jie laimėjo šaltąjį karą. Jo, galų gale laimėjo, nes iš esmės, ką jie turėjo, tai vienas dalykas – žmogaus teisės, pagarba vienas kitam, veikiančią ekonomiką. Sovietų sąjunga visas save bandė grįsti labiau smurtiniu pavidalu, natūralu, kad tai neatlaikys. Bet kas atsitinka visam šitam, kai žiūrim šitam išdėstyme, tai kad turim vakarus, kurie savoje modernybėje nėra savo pakankami ir laimingi ir išsipildę ir bendromeniški. Sovietų sąjunga ateina su kita modernybė, kuri irgi nevelnio savo nėra pakankama. Jis irgi siūlo modernybę, kuri negali atsistoti ant kojų. Ir iš esmės turim dvi modernybės, o Centro Europa iš esmės sėdi po jais kaip su po kiaurų stogų ir nežino, kuris pirmas nugrius. Ir Centro Europai, kai žvelgiam per Milošą į Bjorkenfordą, atsiranda labai toksai staigus ir reiklus noras, o tai kaip mes išgyvenam dabar dviejų modernybių tą tokį susirėmimą, kaip mes randam tą bendrą tašką, kuris mus apsaugo, mūsų tą gyvybę. Ir iš esmės ta gyvybės taškas šitoje vietoje, kas man atsiranda, bent jau ką aš skaitydamas matau, ką jaučiu tame darbe, tai kad iš tikrųjų įsikabinam į praeities Europą. Nes jeigu, pavyzdžiui, kad ir kalbant su praeities žmonėmis, tą ypač labai pajaučiu, nes aš kai rašiau šitą darbą, aš labai reflektavau su žmonėmis, kurie realiai matė tos dalykus. Kalbėjau su savo, pavyzdžiui, mano močiutė vis dar gyva 32 metų gimimo, jos dar draugės, kai kurios yra šitam pasaulyje. Ir kas buvo įdomu... Čia dar pridėčiau prie to, ką tu vardini, tavo patirtis užsienyje su europiečiais, kur atrodo, jau atrodo prarasta dalyka, bet senieji atsimena. Jo, ir dar prie to prieisim. Ir tas labai yra įdomu, kad aš net ir ant tos pirmosios sovietinės kartos, kuri dar yra tarp mūsų, ką aš mačiau, kad iš esmės, ką ir Milošas mums sufleruoja, kad ta Europa įšala laike, nes jinai pamato modernybę iš rytų, kuri ateina su ateizmo nurusinimu, ją atmeta, įsikanda į praeities Europą kaip religija arba nacionalizmas arba abiejų tokia sąjunga, išplaukia iš sovietmečio ir tai dabar prieisim, kas po to atsitinka, nes irgi labai įdomus taškas. Tai tas labai geras pavyzdys. Kai žiūri tą kartą, nesvarbu, ar, pavyzdžiui, viena mano močiutės draugė, nesvarbu, kad jinai buvo arčiau, sakykime, kairės Sovietų sąjunga, labiau arčiau valdžios kabutėse, jinai vis tiek nešioja trispalvę. Namuose nešioja trispalvę. Tas pats, nors ir mano močiutė buvo visiškai rezistencijos žmogus, jinai irgi nešioja trispalvę. Ir iš esmės, man atrodo, tas vis tiek apibrėžia tą tokį labai didžiulį gyvastį likusią, kad net ir Sovietų sąjungai tautinė tapatybė ir kažkokia religinė tapatybė priklauso nuo valstybės, jinai realiai suteikia jėgų išgyventi sovietinę modernybę. Ir tada iš ko išplaukėm iš šito viso darbo, tai kad jis mums leidžia paaiškinti labai keistą dalyką. Šiandien, manau, Timūrai, kai žiūri irgi į Lietuvos visuomenę, manau, matai irgi daug populizmo, turim daug vardų, kurių galbūt nereikėtų minėti. Ir iš esmės, kaip jie veikia, jie iš esmės žaidžia ant tos nuoskaudos, kad vakarai nėra tokie, kokiuos mes juos matom. Nes kaip ir Kundera rašo, pavyzdžiui, išėjom į vakarus po Sovietų sąjungos, įsivaizduok, visą tą laikotarpį, visą tą kraują, trėmimus, viską išgyvenę realiai per praeities Europos jėgą, išeinam į vakarus ir matom, kad jau tas jėgas yra palaidę tarpukariu. Kad tuos vakarus, kuriuos prisimenam, jie senai yra numirę. Mes realiai atstovavom tarpukario Europą
90 metais. Taip. Ir kas tada atsitinka, kad šiandien dienai mes labai pasimetam, nes išeinam į trokštamus ir visą laiką norėtus vakarus, gaunam džinsus, gaunam liberalią demokratiją, gaunam muziką, Visus daiktus, viską kurių gaunam, norėjom. ko reikėjo, bet ar gaunam dvasinę stiprybę? Ir tada kyla klausimas. Tai iš esmės, ką toliau su to darom, nes iš esmės tas centro europietis ir yra gebantis jungti modernę Europą, dabarties Europą, prisiminamas praeities Europos stiprybę ir iš ko jinai gyvena. Ir iš esmės, man atrodo, dabar, kai ir kyla, kaip ir minėjau, tos populistinės bangos, visa šitas faršas pas mus, labai girdžiu, kad tai yra kad tai yra remiamas ant šitos idėjos. Aš, pavyzdžiui, kalbėjau su vengrais, kurie, gyvenę, matė ir savo valstybę, matė Orbaną, kol jis buvo valdžioje. Sako, jis atėjo į rinkimus to pačiu pažadu, sako, mes būsim trečias kelias, kuris nusivilia vakarų modernybės tuštybę ir bando remtis praeitimi. Aišku, ten jau, kad po to jis nuėjo į korupcijos kelius, mes apie tai nekalbam, bet jeigu jis rado tą skausmą tautoj, tą vėliau randa ir Lenko, aišku, kai kurie politikai, panašu, kad tai gyva. Panašu, kad dalį tautos yra akivaizdu, kad dvasinė tuštybė nebetenkina, kuomet tu supranti, kad be jos Sovietų Sąjungos diktumas nebūtų buvęs nugalėtas. Tikrai taip. Ir aš manau, kad jo tas badas didesnių idėjų yra jaučiamas net ir tų, kurie žiūri. Ir jeigu jūs mums prieštaravot, galite rašyti komentaruose, bus labai įdomu paskaityti, nes mes dėl to ir darom šitą savo projektą. Aš to visiškai pritariu. Aš visiškai manau, kad, nes man atrodo, kiekvienas jaučia tą, kad norėtų, nes žinai kaip yra, man iš to išeina, aš kiek renginių turiu, dažniausiai su žmonėm ateina, ar jie religingi, nes būna, jaunieji tokiasi bažnyčiai. Ir būna žmonių susirenka ir galvoja, aš Dievu tikiu, bet į bažnyčią nevaikštų ir tas labai dažnai kartojasi. Tas reiškia, man atrodytų, kad žmogus kiekvienas jaučia intuityviai, kad yra kažkas daugiau negu mes. Ir būti pagrindiniu pasaulyje, tu supranti, kad nebegali kažkada, galų galia ateina amžius kažkada tau, kaip pasako. Ir mes jaučiam, kad yra kažkas didesnio už mus. Bet mes niekaip kartu to nebeišgyvenam, nes anksčiau, kai būdavo, kad ar į mišias eini, aš pats katalikiškoje mokykloje mokiausi, nors aš labai buvau irgi dėl laikmečio, dėl šeimos situacijos, kažkaip priešinausi tam. Bet dabar gyvendamas jaučiu, kad tikrai trūksta, kada mes visi kartu kažką darom. Mes lietuviai darom tai. Ir man atrodo, kad mes lietuviai vis dar šiaip darom nemažai, bet mes vis dar jaučiam atsimindami sąjūdžio laikus, tą gražų idėjiškai labai maitinantį laiką, kiek buvo bendrumo ir kiek dabar yra to bado, kad kartu kažką darytume. Ir aš visiškai to pritariu, kad ateina tie netikri išgelbėtojai ir jų tikrai dar bus ne vienas, kol mes patys neprisimsim atsakomybės, aš taip manau. Nes mes vis dar laukiam, kad kažkas ateitų ir padarytų, bet jau jaučiu, kad formuojasi ta karta žmonių, kurie supranta, jog mes darom ir mes turim padaryti, už mus nieks neteis, neišgelbės. Ir čia yra tas stiprybės šaltinis, žiūrint į mūsų situaciją unikalią, kurią mes turim. Nes mesgi tikrai dabar turim 3 kartas, kurios gyvena vienu metu, vienam laike. Mes turime tuos homo sovietikus, žmonės, kurie save pastatė, sukūrė ir bandė adaptuotis prie naujojo to laikmečio. Turim tą pereinamą variantą, tokie kaip aš, kurie atsimenam, kaip buvo, vaikystėje labai stiprios patirtis, tada tu persiverti, tada matai, kad čia viskas eksperimentas ir nebėra jokio stabilumo, bet tu matai, kad kryptis yra teisinga, tik tai, kad galbūt keliai ne visai tie. Ir tada turim visiškai naują kartą, mano vaikai ir panašiai, kurie nebesupranta laikmečio, kur, jeigu turi laisvą laiką, kaip tu gali nieko neveikti, kaip tu gali būti be ekrano. Ir čia yra labai skirtingos patirtis, bet jos visos susijungia į vieną laiką. Dėl to man tavo darbas ir patiko, kad mes savyje dabar turim unikalų laiką, kai mes dar galim išlaikyti, nes mes vis dar turim ir tą gyvą atmintį. Mes gal neturim tų objektų ir daiktų, kad nuvažiuotum ten į pilį, prie akmens kažkokio, ten pagonių. Timūrą neišlaikysi. Ne? Ne. Tai įdomu, ką iš šitą vietą pasakysi. Pagal Björkenfordo diktumą, kadangi čia paradoksaliai taip susiklosti, kaip Bernardas sako, kad nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Sovietų Sąjunga mūsų truputėlį užkonservavo, nes mes praktiškai galėjom tik to ir laikytis. Man labai patinka Lenkų, bet jūs Vilniečiai, jūs nejaučiate tikro Vilniaus, aš tai iš vis net nenoriu jaust, nes aš čia atvykėlis kolonizatorius esu, bet Lenkų romantikai, tie garsieji, kurie Vilniuje yra išgarsėję, lietuviai nejaučia, bet jie sakydavo, kad kai žlugo 1795 abiejų tautų respublika, jie sakydavo, kad reikia dvasioje išlaikyti valstybę. Dabar mes neturim kūno, bet reikia išlaikyti dvasią. Įsivaizduoju, kokios pastangos ten ir tai, kad Lenkai džiaugiasi
popiežium čia iš Slovackijos, jisai sakė, kad tas dvasioje laikymas padarys tai, kad Lenkai turės net popiežių XIX amžiuje, jis tą dalyką sakė. Bet kai apie ką rašo, kad tavo optimizmas, man patinka tas optimizmas, bet man atrodo, kad problema yra tame, kad krikščionybė Lietuvoje darbavosi 600 metų. Jis atnešė ir mum, ir graikus, ir Romą, kurie čia nebuvo savaime. Ir kaip tu nori, čia irgi nebuvo viskas vien tik gražu, jokiais būdais, bet bendras žmonių supratimo pagrindas, bendras vardiklis, padirbėjus 600 metų buvo, ir jis toliau lieka, čia tarp kitko. Taip. Sekularizuotam variante, bet dabar vyksta toliau šito dalyko laužimas, nes parodyk man, kokia institucija šiuo momentu užsima žmogaus dvasiniu ugdymu Lietuvoje. Mokykla, žinių perdavimas taip, moralinis ugdymas, gali ten. Labai priklauso turbūt nuo atvejo, bet... Jo, bet žinok, iš esmės mokykloje jau dabar, ką Bernardas sakė, tas individualizmas, kur ateina, visi jaučiasi, kad jie turi savo Dievą, turi savo etiką, savo moralę, ir jūs mums neprimentinėkit. Šiuo momentu mes jau nebeturim tos vietos, tos simbolinės ar kitos, kuri mūsų telktų. Aš čia nenoriu idealizuoti, žinai, kad anksčiau kažkas buvo, bet dar kokiam tarpukario Lietuvoje, kai reikėjo statyti Lietuvą tą naują, tai atminkit, kad statė žmonės, kurie žinojo tikėjimo fenomeną, kas yra tikėjimas. Juos ten valančius į mokslą buvo išleidęs. Arba čia toks savaime suprantamas dalykas, nei kiek neidealizuojant. Šiuo momentu mes vis labiau atomizuojame esam. Vis labiau atomizuojame ir mūsų ugdymo perėmė ekonomika, laisvoji rinka. Iš to vietoj šiaip aš to Alvydai norėčiau tokį ir klausimą užduoti. Labai yra įdomus tas kampas pažiūrėti, tai kas yra tas individas ir asmuo, nes man atrodo, kaip ir per šitą darbą plaukiam, iš esmės yra tas didžiulis skirtumas, kad individas, kai mes šiandien kalbam, mes vis tiek suvokiam kaip tarsi tą automatizuotą tarsi būtį, tai yra žmogus atskirtas, kaip toks labiau kaip skaičiais, su tokia ryškia etikete, tuo tarpu kai žiūrim į asmenį, mes jį žiūrim iš esmės vos ne kaip į žmogų, kurį tu myli, iš esmės į žmogų, kuris yra tiek patikras, kiek tu suvoki jo tikrumą. Tai Alvydai, ar nemanai, kad šitoj vietoj, jeigu mes norėtume iš esmės kabutėse sutvarkyti dabartinę tą dvasinę stoką ir negebėjimą surišti visuomenės į bendrą kūną, gal mums tiesiog reikėtų keisti taip, kaip mes vertinam individą ir keisti tą požiūrį į asmenį. Nes individas čia yra, tarp kitko, pagrindinis dabar, aš nemačiau individo gyvenime. Gal katiną, šunį, žinai, čia labiau gyvuliam tinkant, nes individum reiškia, kad yra nedalomas. Žmogus, aš matau Timūrą, jis sakė, turi vaikus, reiškia, jis turi šeimą. Aš matau Bernardą, kuris į mūsų yra Tarptautinių santykių instituto bendruomenė, bet aš nemačiau individo. Individas visada yra šeimoje, turi draugus ar kitką. Čia yra toks naujųjų amžių išmislas, tai nėra jo realiai. Tiesa, nėra ir tautos realiai. Niekas jo nematėm, aš kiek čia iš centro atvažiavau pas jūs į Antakalnį, tikrai mačiau atskirus žmonės, bet ką tu sakai apie asmenį, tai iš tikrųjų asmuo yra tokia, kad kas yra Timūras, tai reikia įeiti į jo vidų, jis nėra atomas, jis nėra tuščia vieta, kurio gali manipuliuoti. Ir tai yra visai iš tikrųjų kita savoka. Persona čia yra jau, tarp kitko, krikščionybės turbūt. Gali sakyti sene, kad ten yra prisidėjęs, bet tas personos vaidmens supratimas, šitoje, kurioje mes dabar gyvenam, mums būtinai reikia, kad viskas būtų atomas, o dar su dirbtiniu intelektu dar geriausia iš visų mūsų padaryti po skaičių. Vienas, duok savo, du, taip ir aš taip mąstau, galima juos čia taip valdyti, galima taip, kad jie pirktų tą patį, o asmuo jis taip nėra stumdomas, jis pabandyk atitraukti Timūrą nuo jo vaikų, nuo kai kurių dalykų, jisai sakys ne, tu sakysiu, būk laisvas, atsipalaiduok nuo visko, nuo tautos, nuo šeimos, nuo savo prisiminimų, bet
jis nenorės to, nes visi jaučia, kad tuo labiau, kada kyla sudėtingesni klausimai, iš ką mes čia veikiam šitam pasauliu. Manot, kad šitų klausimų kas nors išvengia ir išvengs, jie metafiziniai tokie, jie neatsakomi, jau negali palies kaip čia, bet jie visada vaidino ir vaidins vaidmenį. Nu, žinai, po žiūrint Jungtinių Amerikos valstybių prezidentą Trumpą, aš nenoriu pasakyti nieko blogo apie svetimos valstybės prezidentą, bet nemanau, kad tai yra dvasinis etalonas arba žmogus, kuris sukeltų net savigarbos jausmą, o tiem, kuriems sukelia, tai man tada darosi baisu, žinai, nes žmonės turi, Lietuvoje pagrindinė turbūt šio momentu yra troškimas autoriteto, tai yra, kad yra kažkas didesnės, su kuo mes susiliečiam, nes tu galėt, kaip sakei, turėti gerovės, Timūrai, bet ateis diena, kai tu nebūsi pranašesnis už tuos, kurie mirė Vytauto laikais. Jokio pranašumo ir visi tą supranta. Lietuvoje kol kas mirtis nenustojo žmonių mokyti ir galvoti apie kažką. Daugiau lygiai Aleksis de Tocqueville'is yra, mes nelėtėm, bet turbūt geriausia knyga apie demokratiją, kuris tarp kitko pats nebūdamas giliai tikinčių, iš vis ten sako aristokratas, ir jis kai pamatė Ameriką XIX amžiui, jis pradėjo sakyti, kad arba jie turės kažkokią religiją, bet aš nežinau, kaip jie turi turėti, nes primest negali, arba jiem bus blogai. Ir man atrodo, kad dar pildosi viena pranašysčių, kuri yra Aleksio de Tocqueville. Bet mes šiandien, kadangi aptarinėjom, gyvenime nebuvo tokio dalyko, kad aptarinėčiau ne patį geriausiai įvertintą studentų darbą, netgi podcast'e, nes jis yra įdomus ir apie jį verta šnekėti. Čia galbūt geroji naujiena yra, kad kažkas yra, reikia tikėti tuo, kad turi Lietuvoje kažkaip pasisekti, turi kažkokiu būdu Dievas nutart, kad ir mums kažką duotų, kas galėtų įkvėpti. Nes dažniausiai mes vaizduojam, ten, žinai, dvasiniam gyvenime, mes vaizduojam, kad mes turim literatūrą, nors mokyklai skaitai ten, nereikia sakyti. Tai yra, ir kad mes sužinotume apie save, kur mūsų rašytojai tie. Ir aš visada anksčiau pirkdavau prieš vasarą knygas, kad aš pamatyčiau kaip veidrodį, kadangi pats esi tame viduje, norisi iš išorės pamatyti, ar tos filmuose, jie yra padaryti tam, kad mes pasakytume, kad mes turim kiną, kad turim literatūrą, bet nėra taip, kad iš tikrųjų ten, mes užsidarytume dabar, Timūrai, nes mes čia visi nieko naujo nepasakysim, o yra visa šalis skaito romaną, ten kažkieno parašyta ir jis toks iš vis fantastika yra, ten ne mokslinė fantastika, bet jis realybės perdirbimas, bet mes kažką pradedam matyti už to, kas yra tik akim matoma. Aš čia gal biškai šono, bet tas susijęta yra su to, ką Milošas iš tikrųjų, kuris literatas ir kuris puikus eseistas, man atrodo, jie visi puikiai, jis negalėjo susitaikyti su to, ant kokios etikos jis yra išaugęs ir tai, ką matom dabar. Dabargi viskas tinka bet kas. Ir netgi kuo padarysi kreiviau, formos praradimas net etikoje, dvasios ugdymas, jis yra sunkus dalykas. Įvaryti dvasią savo, įvest dvasią į tam tikrą formą, pas mus šito nebėra. Čia prisigalvoja visi čia įvairiausias rankijos iš viso pasaulio. Aš atsimenu, kaip man atrodo Jurga Ivanauskaitė, kai jinai ten blaškydavosi į Tibetą, paskui Dalai Lama sako, kad tu blaškais, viską jūs turite. Aš čia perdedu, gal aš tiksliai negaliu pacituoti šito dalyko, bet aš visiškai sutinku. Mes tik būtų keista, kad tokia garbinga tauta kaip mes nemokėtume kaip įvesti nuo vaikystės, kad žmogų įvedė į pasaulį, kad jis išmoktų sugyventi su savim. Aišku, visada bus girtuoklių, narkomanų, bus nelaimingų ir kitokių, bet pastanga dėt, žmogų labai sunku pakelti yra. Ir Bjorkenfordas turbūt apie tai kalba, bet, žinai, ta spiruoklė mūsų, kad biški pakelti yra labai sunku dėl prigimties ir kitų dalykų, bet kada mes pasakėm, ir vėl, dabar mes esam tokiam eksperimente,
Nu ir velniop, kaip viskas susiklostys savaime, o jeigu ne, įdomu, kas garantuoja, kad viskas susiklostys savaime. Ir kadangi aš tave nutraukiau, Timūrai, tą optimistiniam variantę, krikščionybė nėra optimistinė, kartu jinai yra optimistinė, bet politika nėra optimistinė, žinai, politika atsiranda ne iš tikėjimo, kad mes sukursim naują visuomenę. Prieš jūs buvęs komjaunuolis, mes statėm komunizmą. Jūs man pasakykit, kad aš nesapnavau, kad mes iš tikrųjų turėjom statyti komunizmą. Valstybėje, kuri iš vis yra ten persekioja ten kitką ir čia taip statoma šviesi ateitį. Man atrodo, šiandien reikia susimastyti, ką Bernardas sakė. Ir mes, kadangi matom tokio geroje padėti iš rytų, komunizmo statymą. Rusijai statyti komunizmą, kuri dar ten su feodaliniam liekanom buvo likusi. Bet lygiai dabar vakariečiai, kai jie vaizduoja ir savo tos visus lėkštumus, neša, kad čia žmogaus siela, čia palikim kiekvieną pats, tegu viskas pats yra. Taip nebūna viską pats. Niekada nebūna. Aš sakau, individo nėra. Yra asmuo, kad žmogus yra ta būtybė, kurią, tarp kitko, 18 metų reikia ugdyti. Aš nežinau, kokį kitą gyvūną tiek ilgai reikia, kol jį gali įleisti į suaugusių žmonių pasaulį. Ir bijau, mūsų mokyklos jau šiuo momentu nesusitvarko su šito uždaviniu, bet čia visiškai nepagristas teiginys, nes aš savo mokykloje, kur baigiau, kalbėjau, ten su direktorium, jisai sako, baikit, kiek jūs žinojot. Ir man buvo čia irgi toks, aš maniau, kad dabar jau jie čia yra daug. Aišku, daug kas yra pasikeitę. Universitetai nesusigaudo šiuo momentu, tie, kurie tarp kitko turėtų būti irgi. Vilniaus universitetas čia ypatinga vieta yra, bet ir jis pasimetęs yra. Viso pasaulio universitetai pasimetę dėl kompiuterio, nes bibliotekų nebereikia. Universitetas anksčiau, net jeigu turėdavo blogus dėstytojus, jis turėjo geras bibliotekas, turėjo ateiti į universitetą. Akademija yra tam tikra gyvenimo forma, ją reikia irgi mokėti išpuoselėti, bet kokią gyvenimo formą reikia išpuoselėti. Ir Böckenfordas, kad sako, kad šito nebėra, ir svarbiausia, kad tas visas išlaisvinimas vakarų, jis neatmeta apšvietą, ką darė, bet problema yra tame, kad pasiekė tam tikrą tašką ir viskas pradėjo pjauti šaką, ant kurios pats sėdė. Paaiškėjo, kad tam tikrų dalykų, kai tu galėjai laisvai žaisti čia laisvės žaidimus, laikėsi ant tam tikrų, kaip sakei, kas yra namuose, kitur, o staiga tam tikrų momentų ateina, paaiškėjo, bum, viskas, parazitas. Dar kartais Böckenfordas taip nesakė, bet čia yra parazito tokia logika. Ir čia mūsų vakarų yra. Šiuo momentu dar yra karas, karinė pramonė, dar yra ekonomika, teisingumas, tik tiek. Ir mes ištrauksim. Dar yra ekonomika kol kas. Ir to jau paaiškėjo, kad, manau, aš nenoriu čia leistis jau į šalį, kad ir to, kas būtų jeigu kai baigėsi sovietmetis, kas buvo mano Amerika, pavyzdžiui, mano vaizduotėje, tai oh my god. Turbūt taip žmonės įsivaizduoja savo geriausias vietas. Ir kas jinai šiandien apgailėjimo verta, pradedant nuo politinio elito šalis, nenoriu kalbėti kitų dalykų, bet šitam politiniam lygmenį, kuri draskos ir negali vesti į priekį, kuri realiai negali būti lyderių. Kodėl Trumpas ten stengiasi taip, kad viskas pasigeriausia, jis geriausias kitką. Jie supranta, kad jeigu esi tu su jėga, tu turi vesti į priekį, būti lyderis, tu turi pergudrauti visą istoriją, bet dėja. Va šitoje vietoje, man atrodo, čia ir norisi galbūt pabaigti mūsų pirmą epizodą, nes mūsų pokalbio pirmojo to su Bernardu išplėstinio pabaigoje mes supratom ir aš tikiu, kad mes galim būti tas lyderis, paskui kurį galim pakviesti eiti tą pavargusią Europą, nes man atrodo, mes esam dar nepraradę tos tikrosios savo gyvos atminties. Aš tikiu ir aš tikėsiu toliau, nes... Jūs jauni, jau reikia kvailumo, reikia
reikia tikėti. Na, vat vėl, pažiūrėsim, kuo baigsis šis projektas, bet aš tikiu, kad mes jums įrodysim ir mes norim kažkaip surasti tų žmonių, kuriuos atliepia tai, ką mes čia kalbam, apie ką mes čia esam, nes aš jaučiu, kad tą deficitą ir badą jaučia beveik visi, sakysiu beveik, kad, nežinai, būčiau tikslus, bet man atrodo, jeigu jums tai tinka, patinka, galima burtis ir ieškoti būdų, kaip stiprinti, kaip pamaitinti tą žvėrį, kuris alkanas viduj. Ir tu gali įsivaizduoti, kaip mes iš Sovietų sąjungos išėję esam dabar Europos sąjungai. Nu, tai yra stebuklas. Tai vat būtent. Jo, mes trys Baltijos Respublikas iš 15 respublikų, nei daug, nei mažai šiuo momentu esame Europos sąjungos ir NATO nariai. Reiškia, yra tikri dalykai Lietuvoje, bet jie yra neapšnekėti, žinai. Būtent. Jie yra neištraukti. Mes patys save, tai, ką mes sakom netiesą, kas iš tikrųjų laikosi. Kažkokios yra gyvenimo formos, kurios yra protingesnės už mus pačius. Mes, aš tikiuosi, jums įrodysim ir leisim prisiminti, kokie kieti jūs esat, arba tiesiog suvokti tai, nes mes tikrai lietuviai esame kažkas nepakartojama. Šį kartą tiek, labai dėkoju pašnekovams, iki kitų kartų. Ačiū.